Treneri antrą dieną iš eilės po treniruotės, krepšininkai sako, kad žaidimas, bent jau treniruotėse, viskas yra daug geriau, negu mes matėme rungtynėse draugiškose. Kaip jūsų manymu? Susikaupimas jaučiasi didesnis, visi rimčiau, ne viskas, galima taip pasakyti, kad viskas labai jau gaunasi, bet pastangų dedam daug ir treniruotės lieka visada treniruotėmis, matysime rungtynėse. Rusijos rinktinė tikrai, ko gero, pajėgiausia komanda, su kuria mes šiame cikle žaisime. Jau paskutinėse rungtynėse jie parodė labai didelę energiją ir intensyvumą. Ir mums toks geras iššūkis. Mums reikės būti pasiruošusiems taip pat tokiam intensyviam žaidimui ir išeiti irgi su tokia pačia energija. Kaip pasakyti, neužteks taip, kaip mes bent jau pradžioje, tik tai gal, sakysim, kažkas buvo panašaus, kada su anglai žaidėme jau gale, ten tie momentai ryškėjo, kur intensyvumas gynyboje buvo toks susikaupimas ir tas lūžis. Ar rungtynės Rusijos, nors draugiškas, gali kažkiek parodyti rinktinės veidą jau? Mes kiekvienas rungtynės, kiekvieną treniruotę mes stengiamės pagerinti, ne viskas gaunasi ir čia toks nėra taip, kad per vieną paėmė per vienas ir apsiverčia viskas. Stengiamės daryti tos poslinkius ir kaip ir sakiau, anksčiau, jeigu net ir nuvažiavus į Venesuelą, mes ten nebūsim 100% kažkur dar ten nežinosime, kur nubėgti, ar ten tų detalių, tai mes turime rodyti charakterį ir tuos dalykus, kurių gal kažkur tai trūko ar laiko, ar ten negalėjom atidirbti, mes turim parodyti, realizuoti arba kompensuoti, sakysim, tai charakterių ir tą komandinę dvasią tokią. Ar nusprendėte, kurie krepšininkai rytoj nežais? Matyt, galutinis sprendimas bus rytoj porytinės treniruotės. Bet matyt, kad tikrai nepasirodys Simas Jasaitis. Vis dėlto jisai negali 100% sportuoti ir vargint žmogų. Jisai eina, stengiasi, mes dėkingi jam už tai, bet iš kitos pusės geriau, kaip čia pasakyti, kad jisai pasigydytų. Žiūrėsim, gydytojai dar bandys kažką tai daryti. Simui dar mes turim kelias dienas, matysim, kaip reaguoja ant kovą. Tai taip, tai greičiausiai, kad Simas rytoj nežais, o dėl kitų dviejų žmonių, sakau, apsispręsime rytoj porytinės treniruotės. Kaip žaidimą į rinktinės įsitraukė Rimantas Kaukėnas, kaip su treneriu veisi komandos draugus? Tai Rimas grįžo po sezono, jisai tik tai baigęs, bet jisai pilnas noro, entuziazmo ir tokio geroj formų. O atrodo, treniruotės atrodo gerai, o kaip ten seksis įeiti, žinoti, tą ritmą, varžybos yra daug. Kaip sakiau, neprilygsta nei viena treniruotė, bet pamatysime rytoj. TonyBet – lietuviška lažybų bendrovė.